Wow. Apie šitą aš ir kalbėjau. Geras. Prisimenu, kaip pradiniai mokykloje visada gaudom šitus vadovėlius naujus, kvepiančius. Bėgdavom į biblioteką atplėšti, reiškiasi, tų dėžių. Labai jautrus momentas. Mama man buvo supirkus, aš atsimenu tuos vadovėlius, kurie buvo supirkti man ruošiantis eiti 1 klasę ir jie netiko. Ir šitie naujieji vadovėliai buvo tas virsmas, ar ne, kad kažkas kitaip yra. Tas virsmas – tai atkurta Lietuvos nepriklausomybė. Ir 1992-aisiais, kai Audrius pradeda eiti į mokyklą, parengta ir paskelbta Lietuvos švietimo koncepcija. Vos 6 pirmokas Audrius jau supranta, kad prieš akis baltas popieriaus lapas, kurį reikia pradėti pildyti iš naujo. Vengęs, kaip pats sako, aukštųjų matematikų, chemijų, fizikų, 10 klasėje vaikinas pasirenka humanitarinį profilį. Mokantis istorijos mane tikrai sužavėjo, tarkim, istorinė asmenybė Leonardo da Vinci, kuris tikrai buvo išradėjas, menininkas ir inžinierius. Ir tas įkvėpimas galbūt iš tos istorinės asmenybės, nors ir humanitariniam profilį paskatino rinktis vis dėlto energetiką. Stojau į Kauno technologijos universitetą po mokyklos. Na ir tada prasidėjo jau tie visi aukštieji mokslai, tikslieji mokslai. Tai teko pasitempti, bet galiu sakyti, kad sekėsi. Sakyčiau, geriau negu mokyklai. Studijose Audriui įstrigo vieno dėstytojo frazė, kad energetikai nedirba, o atostogauja. Tai yra tiesiog prižiūri anksčiau sukurtas energetinės sistemas. Tada ir su vadovu sugalvojom, kad kažkaip čia reikia keisti šitą dalyką ir nusprendėm panagrinėti suktukus. Ir suktukai tai tuo metu nebuvo termino, mes tiesiog taip vadinom inercinius agregatus, tai yra smagračius, kurie gali kaupti elektros energiją besisukančioj masėje. Tai yra kaupikliai iš esmės ir tuos kaupiklius aš pradėjau nagrinėti nuo pat bakalauro studijų, vėliau jau tiesiog toliau reiškiasi, ar ne? Tai taip gimė kaupimo tema mano studijose ir baterijos, kas yra šis projektas, jis irgi yra kaupimas, šiek tiek kita technologija, elektrocheminė kaupiklis, bet vis dar kaupiklis ir kadangi aš studijavau elektros sistemų valdymą, tai man buvo svarbu ne pati chemija, bet man svarbu, kaip tą kaupiklį reikia valdyti. Sėkmingai įgyvendintas pirmasis Baltijos šalyse 1 megavato eksperimentinis baterijų energijos kaupimo sistemos projektas parodė, pasak Audriaus, kad esame pasirengę didelių baterijų statybai. Ir taip gimė šiuo metu didžiausias Europoje projektas Energy Cells. Šalyje įrengti 4 200 MW ir 200 MWh suminės galios ir talpos energijos kaupimo įrenginiai. 4 baterijų parkai Šiauliuose, Utenoje, Alytuje ir Vilniuje užtikrina, kad sutrikus elektros tiekimui energija būtų tiekiama be pertraukų. Būtent atsinaujinančios energijos gamybą skatina Next Generation EU, kuri taip pat padeda Lietuvai stiprinti savo energetikos saugumą ir stabilumą. Tai yra akimirksnis, kada mes turim atsaką. Ir šito negali pakeisti joks generatorius, jeigu jisai tuo metu neveikia. O kaip žinia, atsinaujinantys energijos šaltiniai, jų galia yra sunkiai valdoma ir sunkiai prognozuojama. Ir reikiamų momentų to vėjo gali ir nebūti arba saulė gali ir nešviesti. Šios didžiosios baterijos, 200 MW, tai yra buferis, vadinkim, sistemai, paleisti ją per 200 milisekundžių ir turėti laiko tarpą apie valandą, kol galės pasileisti Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė, kol operatorius galės kitas elektrinės reguliuoti, perskirstyti galias ir suvaldyti sistemą, jeigu kažkas negero nutiktų. Ambicinguose Audriaus planuose perkrovos valdymo instrumentas. Tai yra virtualus elektros tinklas sujungsiantis 4 baterijų parkus. Įsivaizduokit, jeigu Šiauliuose yra daug saulės vėjo, tenais nėra tiek vartojimo, nes vartojimas Vilniui didžiausias. Ir ten kraunasi tinklas, mes negalim perduoti į Vilnių. Ką mes darom? Mes vienu laiko momentu, nepažeisdami galios balanso, pradedam krauti Šiaulių kaupiklį. Ir tokia pačia galia, tuo pačiu laiko momentu generuojam Vilnių su kaupikliu. Ir mes Šiaulių vėją perkeliam į Vilnių virtualiai.
Ta svarba yra tas pilnavertis įstojimas į tą vakarų klubą visom prasmėm. Mes nebebūsim sala, mes seniai nesam ta tokia prekybinė sala, mes pilnai integruoti rinkiškai, mes turim prekybą su šiaurės šalių zona, su kontinentinė Europa, bet techniškai mes vis dar esam susaistyti su Rusija. Tai čia būtų tas didžiausias skirtumas ir pokytis ir svarba, kad mes pagaliau esam pilnai savarankiški. Tas vadovėlis, kurį jūs rodėt, jis taip surezonavo. Reiškia, nuo pat tas pradžios tas pokytis lydi tą gyvenimą ir dabar esu liudininkas tų esminių momentų, kada iš tikrųjų mes keičiam istoriją, keičiam dizainą ir man labai dėl to smagu.